Ką galvojat? Rungtynės galima skaitoti kokį ir tikrai tikėjausi ir bandėm žaidėjams tai pasakyti, kad tikrai tai yra labai pavojinga komanda ir žinom, kaip paskutinės varžybas iš Šiaulius atvažiavę, jie per pirmus 2 ketvirčius 57 taškus įveikė. Tai yra tikrai komanda, turi potencialą puolimą, turi labai didelį, yra gan judri sudėtis, gerai dalinasi kamuoliu. Taip kad prieš 66 praleisti taškai tai yra to, ko norėjome šiandien. Aišku, buvo klaidų, jų bus visada gynyboje, bet todėl ir laimėjome. Kamuoliai kovoti gynyboje, puolime, laimėta lenta ir gera gynyba. Pati pradžia tokia buvo nebloga, ne? 10-5 atrodo, buvo mažai labai daug klaidos, net spaustos, neturi žaidėjo tokio tipo. Taip, bandėm ir spausti, bandėm kitaip juos priversti truputį žaisti, tačiau viskas prasidėjo nuo mūsų grubių klaidų gynyboje, kur išėjo žaidėjai nuo suolelio padarė. Šiandien aikštės mažai daug padarė, ne? Taškų nekrito. Galima pasakyti taip, metėme tikrai daug labai laisvų metimų ir iš tritaškio ir prametėme berods 11 baudos metimų, taip kad čia reikia šitos 2 dalykus pagerinti. Puolime neturiu labai kažkokių didelių priekaištų. Puolime viskas tvarkoj. Bet patys bandėt irgi tą ginklą naudoti, ne? Tas gynyba Bruslavos jiems irgi nekrito. Bandėm truputį kaitalioti gynybą. Galevičius nustebino, kaip šiandien? Ne, matėme paskutinės jo varžybas, kurios jis atpelnė 21 tašką, kad tas akcentas ir buvo vietos, tačiau vienu metu buvo taip, kad jie pradėjo vėl dalintis tuo kamuoliu, taip kad buvo daugiau pasitikėjom gynybą asmeninę 1 prieš 1, tačiau tai ne visada suveikia. Žiūrėjom, krepšinis toks buvo komandinis, ne? Daug krepšininkų pelnė panašiai. Ypač akcentavome vakar tą analizuodami jų gynybą, kaip jie žaidžia, kad turim labai gerai dalintis kamuoliu. Gerai, tik tai nepataikėm savo metimų iš laisvų iš tritaškio ir keletą tokių situacijų, kur kaip perlaužti varžybas galima greitam puolime, praktiškai ne tai, kad vieni su krepšiu, tačiau beveik vieni su krepšiu, turėjome įmesti. Tas toksai atsirado nervuotumas, tada dar keletą nepataikė. Treneriai, ką žaidėte ketvirtadienį su Lietuvos Ryto komanda? Kaip ir visada sakiau, žaidžiame namuose ir namuose visada kausimės tik dėl pergalės. Pačiam principinės rungtynės? Man kiekvienos varžybos yra tos, kurios yra tą dieną, man jos yra svarbiausias. Čia Lietuvos Rytas ar kita komanda, tai nėra man taip labai principinis. Taip, tai buvo, tai praleidau pusantrų tikrai gerų įdomių metų, tai prisiminimai geri. Komandos žaidėjus pažįstate priešininkų? Tai manau, visi žaidėjus pažįstame, mes treneriai žaidėjus pažįstame. Tai taikysite kažkokias gynybos metodus kitokius? Rytoj apie tai galvosime. Šiandien truputį kelias valandas pasidžiaugsime pergalę, o rytoj apie tai galvosime. Žadate laimėti? Dar kartą galiu pakartoti, mūsų yra toks nusiteikimas, kad mes namuose turime kiekvienose varžybose siekti tik pergalę. Tam sėkmės jums. Pažiūrėsim, taip, aišku, minėjau Rūbinėje, kad reikalingas žymiai geresnis kai kurių žaidėjų įėjimas nuo suolelio. Taip, čia dabar pasigūrime su bėda truputį. Rotacija automatiškai sutrumpėja, tačiau negalime rizikuoti galutiniu rezultatu, kad norėdami kažkam padėti įeiti ar į formą ir taip toliau. Tai kiekvienas turi maksimaliai dėti pastangų. Ačiū treneriui. Ačiū.